atsitinka, draugai, bičiuliai, konstruktoriai. Ką atšalo oras, vėl po truputį grįžtame į garažą. Aišku, jums kyla klausimas, kur aš buvau pradingęs iš eterio tiek laiko ir kodėl. Turbūt todėl, kad kartais atsitinka gyvenimas. Visi mes planuojame ateitį, ją stengiamės planuoti maždaug taip, kad visi užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti. Bet ne visada būna taip, kaip planuoji. Iš esmės, tokie projektai visada remiasi į kešą, į finansus. Yra kešo, projektas vyksta. Nėra kešo, dažniausiai tokie projektai miršta pusiaukelėj. Aišku, neišimtis ir mano projektai. Tam, kad galėčiau daryti savo projektus ir kurti auditorijai kontentą, reikia kažkaip tuos eurus prisikviesti pas save. Kad tuos eurus prisikviesti pas save, taip atsirado ir Volvo M57 projektas. Projekto idėja iš tikrųjų žiauriai gera, įdomi ir beveik, iš esmės beveik išpildyta. Blin, iš tikrųjų pusę metų projektavimo, darbo, kūrybos, sugaišto laiko, aišku, psichologiškai tokie dalykai net paveikia, kai tu per dieną įsimatavimams kokį 10 kartų įdedi tą variklį. Aišku, turėjo būti ir pagalbininkas, kuris turėjo padėti visus tuos dalykus daryti ir kontentą pakurti. Bet taip gavosi, kad tas, kas turėjo padėti, dažniausiai pasitūsint, pandeliu kokį pažaist, nesmė. Rezumė toks, kad prašykti realiai pusę metų darbo dėl gero projekto, bet su šiek tiek nekokio projekto savininko. Aišku, praknisti ir mano beveik metai laiko, kai galėjau per juos pasidaryti savo projektus ir dalyvauti draguose, slalomuose ir visur kitur. Bet, vėl, iš esmės Volvo projektas turėjo kaip ir būti finansai į mano projektą. Negana to, kad būčiau sukišęs į savo projektą, viską sukišau į Volvo. Ir nieko. Kadangi kažkam pofik, man iš tikrųjų net neliko stimulo kažką daryti ir Volvo grūdom lauk ir metam boikotą viskam uždėjom. Sakiau, reikia pailsėti nuo visko. Ar prie Volvo grįšiu? Greičiausiai, iš tikrųjų negrįšiu. Vien iš principo. Man asmeniškai per daug kainavo šitas projektas. Bet yra labai daug palaikančių žmonių, kurie sako, blemba seni, davai, gerai varai, turi rankas geras, nepleisi savo pomėgio kurti. Darai pakankamai įdomus dalykus, turi gerą galvą, tiesias rankas. Aišku, tas žiauriai motyvuoja ir burto garažas vėl grįžta į eterį. Tuo pačiu noriu padėkoti draugams. Buvo problema, kad reikėjo lipdukų, kažkokios tai atributikos, aprangos. Tai to klausimu žiauriai padėjo man Vilius Sasmil, linkėjimai Viliau, iš įmonės Vivadera. Realiai užteko tik pasakyti, ko norėčiau ir viskas organizavo už krikščionišką kainą. Tai dar kartelį noriu labai padėkoti Viliui ir jo komandai ir ačiū už viską. Šiaip jeigu kažkas kažko norit, tai žiauriai rekomenduoju. Vilius tikrai visais klausimais padės, kas susijęs su reklamu, lipdukais, su aprangos atributika. Tai kontaktus aš palieku čia. Susisiekite ir jis tikrai padės jums. Taip pat norėčiau pasidžiaugti ir Jaco Liufeinė produktais. Beveik 10 metų naudoju Jaco tepalus tiek kasdieniam mašinom, tarkim 550, tiek projektams 1060 ir labai patenkintas. Dažnai tenka lysti variklio vidų ir tikrai matosi, kur buvo naudojami geros kokybės tepalai ir kur apgailėtinas. Nuo prastos kokybės tepalų visi variklio vidiniai paviršiai, kurie sąveikauja su tepalu, buvo pasidengę kaip ir sudegusio tepalo plėvelę, o tarkim, kai aš asmeniškai naudoju Jaco tepalus, to net nesu pastebėjęs savo projektuose. Paviršiai dažniausiai būna švarus, gražus ir tokius variklius net smagu remontuoti. Bet kokiu atveju Jaco Liufeinė gali pasiūlyti įvairių produktų, kurių ir kokybė gera ir kaina krikščioniška. O šiaip, iš esmės šių metų užsibrėžtas tikslas pasileisti savo asmeninį projektą Jožiką, arba kitaip antrą Golfą. Planai būtų tokie, kad Golfas pasileis
su PD varikliu, kuris yra šalia mane. Ir žiauriai turiu didelę svajonę, kad pavyks surinkti kažkaip tai tam tikrą biudžetą. Ir šalia šio Pompadūzo atsistos DSG DQ 256 pavarų automatinė dėžė. Bet jeigu pavyks surinkti finansų, tai vat. Jeigu ir nepavyktų surinkti DSG dėžė biudžeto, tai bet kokiu atveju PD variklis į Jožiką eis vat, su 6 bėgių mechaninė dėžė. Žinoma, yra numatyta dar daug įvairių modifikacijų, tačiau visą tai pamatysite ateityje kituose video. O dabar dar keli kadrai iš Volvo projekto, tad gero žiūrėjimo, draugai. My lover's got humor. He's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped him sooner. Kadangi tą variklį reikia pakabinti kažkaip Volvo kėbulį, o BMW kronštynai man nebetinka, nes tiesiog neina pritaikyti, gaunasi truputėlį plačiau. Tai kronštynus darom kitus. Šituos metam lauk. O kaip tas visas procesas vyksta, tai pasiimi kartoniukus, matuojas, maždaug išnešimai kokie turi būti ir panašiai. Tada imi metalą ir pjaustai. Ir rezime turim detalės. Šiaip gavos neblogai. Prie pačio variklio bus prie traverso. Šitas abidvi detalės jungsim per poliuretaną. Poliuretaną naudosim 90 šor, gal kažkiek truputėlį per kietas bus. Jausis šiek tiek variklio vibracijos. Nu, bet mašina tam skirta yra drožimui, ne močiutę vežioti į bažnyčią sekmadieniais. Poliuretaną naudojam strypą, šįkart šimtinį, tai šimtinio, aišku, daug gaunasi, kad išsimeta, bet kitos išties nėra, nes tas pats poliuretanas eis ir į važiuoklę gale. Iš jo tekinsim saramblokus galiniam tiltui, nes originalus saramblokų ten tikrai nelaikys. Iš poliuretano išsitekinam 2 įvorės ir išsitekinam įvorę. Mes poliuretaną sukišim į jo vietą, o įvorę ją užpausim. We've a lot of starting faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry world.
Take me to church, oh, shaped like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death instead. Good God, let me give you my life. Take me to church, oh, shaped like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death instead. Good God, let me give you my life. Puritano dėjimo technologijų, aišku, yra visokių, bet kadangi mano atveju puritanas, jisai realiai tik tai vibracijas tas sugers, netliks jokio vaikščiojimo, tai kaip įdėsi, iš esmės skirtumo didelio nėra. O šiaip iš esmės puritanas susideda į kažkokį tai korpusą, šita įvorė tepasi ir realiai, kaip pasakyti, čionais, judėjimo funkcija iš jos vyksta. Bandom dėti. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Šiaip kaip medžiaga tai žiauriai stipriai yra. Su atsuktuvų lūpė dar kažko net nereaguoja, nei plyšta, nei net pažeidimų nesimato. Take me to church, oh, shaped like a dog at the shrine of your Puritanas į korpusą susidėjo. Dabar turim įvorę. Išvi maslionkos. Šitas daiktas jau truputėlį sunkiau eis, nes kadangi jisai įlįsdamas į vidų, tą puritaną šiek tiek praplečia ir korpusą įtempia jį. She demands sacrifice to drain the whole sea, get something shiny, something needy for the main course. That's a fine-looking high-horse. What you got in the stable? We've a lot of starting faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry world. Iš dalies. Tas darbas toks ir yra. Ir turim dvi kojas. Šitos kojos dedasi prie traverso volvai. Church, oh, shaped like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death instead. Good God, let me give you my life. Take me to church, oh, shaped like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death. Visio, turėtų laikyti. Tiltelį irgi teko gaminti, nes realiai po pirmo test drive'o tai iškart nulėkė, net laikė. Nes bet kokią reikėjo mums atrumpinti, virinom. Šiaip buvo mechaniškai jis jau užsilūžęs, kai mes ardėm slyvą. Realiai šitas daiktas kaip ir nereikalingas.
metam lauk, nes jis taip pat tik sulūžęs. Pasigaminom naują metalinį, kuris jau tikrai jo nesulaužys. Nu ir viso. Variklis galės keliauti į kėbulą. Veikia. To keep the goddess on my side, she demands sacrifice to drain the whole sea, get something shiny, something needy for the main course. That's a fine-looking haze. Why you got it? This is hungry church, oh, shaped like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the deathless death. Good God, let me give you my life. Take me to church, oh, shaped like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the deathless death. Good God, let me give you my life. Dar kartelį ačiū draugai, kad žiūrit, kad stebit, kad palaikot. Todėl labai būtų malonu, kad pasubscribintumėt, palaikintumėt, kad golfas kuo greičiau išvažiuotų į gatves, kad kurtų jums kuo geresnį kontentą. Todėl iki susimatymo kitame video.
line, a shot on Elo, good! The Bulls win!